Plungės miesto šventė baigėsi ir tiems, kurie joje nebuvo, belieka pasidžiaugti Telšių krašto televizijos užfiksuotomis akimirkomis. Atvykusieji į šventinius renginius galėjo pasisemti geros nuotaikos, pasiklausyti muzikos ir dainų, pasižiūrėti šokių ir vaidinimų, pasidaryti po mugę ir fotografijų parodą, dalyvauti sporto žaidimuose, kitaip prasiblaškyti ir gerai praleisti laiką. 3 dienas trukusi miesto šventė, skirta Plungės savivaldos 220-osioms metinėms ir 9-ajam tarptautiniam folkloro festivaliui Saulelė raudona. Kaip įprasta, gausiausia renginių buvo šeštadienį. Išaušus rytui, nuo automobilių uždarytame miesto centre pavėsines ėmė statyti prekybininkai ir tautodailininkai. Vieni pardavinėjo dešras, ledus, alų ir pyragus, kiti pintus krepšius, įvairius papuošalus, medinius žaislus, rankų darbo muilą, mezginius, drožinius, molinius dirbinius ir taip toliau. Buvo ir tokių, kurie siūlė žmonėms sužinoti apie savo bioenergetinį lauką. Senamiesčio aikštėje buvo verdama kareiviška košė, o čia pat pastatytoje scenoje ar tiesiog ant grindinio vyko šokiai, dainos, vaidinimai ir kitokios linksmybės. Buvo surengtos picų kimšimo lenktynės. Valyk, reikia! Čiūžai! Nepasdaug! Valyk! Nuvalgyk dešrą į viskas bus. Antrą korą. Ačiū! Baik, jau Slėnyje buvo galima pašaudyti iš lanko. Buvo renkami taikliausi Plungės miesto šventės lankininkai. Taikliausiais lankininkais pripažinti Mindaugas Bučys, Arūnas Adomauskas, Karolis Latakas. Taikliausiamis lankininkėmis pripažintos Gabrielė Martinkutė, Donata Pakeltytė ir Kristina Matonytė. Taikliausiais lankininkais berniukų grupėje tapo Dovydas Rupeika ir Arijus Adomauskas. Taikliausia lankininkė mergaičių grupėje tapo Viktorija Grimalytė, o taikliausiais profesionalais lankininkais tapo Arūnas Rupeika, Mindaugas Beliauskas ir Gintautas Sekanauskas. Vaikai nori dažais gražinusi veidus, dalyvavo piešimo konkurse ar šokinėjo ant batuto. Fotografijų mėgėjai turėjo kur akis paganyti. Parodos veikia net keliose miesto vietose. Prie savivaldybės pastato, kultūros centre, bažnyčioje, bibliotekos kiemelyje ir kitur. Bibliotekos kiemelyje visi pakviesti į tradicinę parodą Plungės fotoalėja 2012. Čia savo darbus eksponavo tiek profesionalai, tiek mėgėjai, taip pat ir miesto užsienio partneriai. Todėl buvo ne vien lietuvių, bet ir estų, rusų, latvių, švedų, vokiečių fotografijų.
Plungės kultūros centre buvo galima pamatyti lietuvių ir kinų fotomenininkų darbų. Kinijos delegacijos sveikinimai ir laikysena, kitoks arbatos gėrimas, hieroglifų piešyba, nuotraukas, pažindinusios su Kinijos buitimi, tradicinėmis šventėmis, gamta, dokumentiniai reportažai. Tai nauja ne vienam plungiškiui. Kinijos liaudės Respublikos ypatingai ir įgaliotojai ambasadoriui Lietuvos Respublikoje Liu Zhenwan. 尊敬的大使，请过来发言好吗？ Laba diena.尊敬的副市长 Mindaugas Jurčius， 尊敬的立陶宛圣丰年展协会主席、驻会秘书长 Adas Dandrauskas， 尊敬的布隆基图书馆馆长 Violeta Skirienė， 亲爱的朋友们。 Aš suprantu, kad tiek įdomių, įvairių svečių dar nebuvo susirinkę. Aš taip pat labai atsiprašau, kaip mano gerbiamas mero pavaduotojas, mes visą naktį mokėmės kinų kalbos. Bet mums vis tiek nepavyko taip, kaip norėtumėm. Todėl galbūt mes ir esam šiek tiek pavargę, bet mes labai norime, kad mūsų svečiams šita šventė labai patiktų. Lygiai vidurdienį Babrungos slėnyje žiūrovus stebino baltai grimuoti mimai. Iškilmingai skambant eilėms, savo pasirodymų pasveikinę miestą. Prasidėjo miesto šventės ir 9-ojo Tarptautinio folkloro festivalio Saulelė raudona atidarymo iškilmės. Sukvietusios burin kultūros centro meno kolektyvus, folkloro ansamblius, svečius iš Žemaitijos, visos Lietuvos, Estijos, Rusijos ir Latvijos. Vešliais savo sodo vynuogę nojais apriški man širdį šviesa varvančiais lapais, akis man užklok pro mano akis į mano sielą. Geltonų meilės medum varva, tavo sapnuos išnešiotas gyvasis vanduo. Folkloro festivalyje dalyvavo net 8 užsienio delegacijos iš Švedijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos, Čekijos, Italijos ir net Kinijos. Plungiškius pasveikino meras Albinas Klimas. Kaip ir pradedant didelius darbus, taip ir dabar prieš būsimus didelės šventės pradžią akimirkai stabteli laikas, kurį užpildo jaudinantis laukimas būsimų spalvų, garsų, įspūdžių, jausmų, susitikimo, būsimo džiaugsmo laukimas. Po kelių šio laukimo minučių mums visą tai lemta pajusti, nes Plungės miesto šventė skirta miesto vėlos 220 metinėms ir 9-ąjį Tarptautinį folkloro festivalį Saulelė raudona pradedame. Plungiškius pasveikino Seimo narys Jurgis Razma.
Nu, aš sveikindams visus su tau jubiliejinį šventį, biškį esu ir nusiminęs, kad netep jau daug tų plungiškių besusirinka, bet galvoju, gal čia nėra tas atvejis, kad plungiškė pasidarė abejingi tautinę kultūrą, folklorą, mus tas mers kažkaip netep pakveiti čia visus, gal į vakarą susiorientausim. Nu, šiandieną sveikindams plungiškius, aš galvoju, kad tikrai turim pagrindą švęsti, džiaugtis. Sveikinimo žodį tarė ir Seimo narys Jonas Jagminas. Nuoširdžiai sveikinu visus čia esančius. Džiaugiuosi, kad 8 metus mes taip gražiai kartu bendravom, kartu dirbam, kartu stengiamės dėl plungės ir plungiškių. Šiandien aš turiu puikią progą visiems padėkoti, žemai nusilenkti ir pasakyti: gyvenkite gražiai, gyvenkite tvarkingai, kaip gyvenate šiandieną, daug jums sveikatos ir daug gražių švenčių ateityje, kad ne tik 9, bet būtų 19, 29, 39 ir daug tokių gražių švenčių kaip šiandieną. Sveikatos plungiškiams ir miesto svečiams palinkėjo sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis. Tai šiandien iš tikrųjų smagu. 9 folkloro festivalis Saulelė raudona. Tai ir būkim šiandien kaip 9 dangui. Kadangi iš tikrųjų labai daug gražių saviveiklininkų susirinkę, jie turi ką mums parodyti, mums yra ką iš jų pasimokyti. Ir šiandien, manau, kad visi iš tikrųjų gražiai ir gerą laiką praleisim. Jo labiau, kad ir Dievas mumis matyt myli, nes siunčia tokį gerą orą. Ir po to visos vasaros pradžios pakankamai šaltos, vis tik tai turim šiandien šiltą, gerą, smagų orą. Taip, kad pasibūkim visi, pasišvęskim. Bet kaip sveikatos apsaugos viceministras galiu pasakyti, kad švęsti reikia su saiku, kad rytojaus dienai nereikėtų dideliai daug vaistų pirkti nuo galvos skausmo. O šiaip visiems iš tikrųjų sėkmės, stiprybės ir sveikatos. Po sveikinimų lyg iš gausybės rago pasipylė dainos ir šokiai. Žiūrovus linksmino ne tik folkloro ansambliai, bet ir operos žvaigždės Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas. Lygiai 6 vakaro, kaip jau įprasta, Juozo Tumo Vaižganto gatve pražygiavo teatralizuota eisena. Šaligatvius aplikusiems žiūrovams mojavo savivaldybės vadovai ir svečiai, įmonių ir organizacijų atstovai, mokyklų, darželių darbuotojai ir auklėtojai, sportininkai, politinės partijos, meno kolektyvai, signalizavo specialiųjų tarnybų automobiliai.
Po iškilmingos eisenos visi rinkosi į Babrungos slėnį. Čia iki pat vidurnakčio liejus linksmybė. Surinktas koncertas Tau mano mieste vėl buvo kupinas muzikos garsų. Pasirodė meno kolektyvai, folkloro festivalio dalyviai. Vakaro programoje pasirodė Lietuvos atstovas Eurovizijoje Donatas Montvydas. Vakaras skirtas jaunimui. Atrodo, jam patiko. Grupės Golden Parasite muzika leido išsišėlti. Po šių pasirodymų vidurnaktį dangų nušvietė įspūdingų fejerverkų šūviai.